Jei kada nors buvo galimybė, kad skaitmeninio cirko bus antras sezonas, fandomas ją visiškai sunaikino. Ir taip, aš žinau, oficialiai niekas nesakė, kad antras sezonas bus paskelbtas tam tikrą datą. Bet patikėkite manimi, tas antras sezonas atrodė labai tikras. Ir yra keletas įrodymų, kurie tai patvirtina. Tačiau šiandien mums teks pakalbėti apie tai, kaip fandomas sugadino galimą antrą sezoną ir skaitmeninio cirko tęsinius. Eime. Kai jis buvo pristatytas, visi šį šou suvokė kaip animaciją visai šeimai, su perdėtais spalvingais personažais ir pasauliu, kuris labai panašus į tai, ką gali rasti bet kuriame Disney Junior trimatyje seriale. Tačiau kuo toliau ėjo skaitmeninio cirko serijos, tuo labiau supratai, kad jis nėra skirtas bet kam. Jis vis labiau tamsėja, tampa brandesnis ir su žinutėmis, kurių ne kiekvienas mažas vaikas supras. Ir tai buvo sumanyta nuo pat pradžių. Istorija, serijos ir netgi pabaiga buvo suplanuotos dar prieš pasirodant skaitmeniniam cirkui. Taigi, kaip gali kurti daugiau serijų, jei tavo pagrindinė idėja jau nebėra tokia artima auditorijai? Be to, mes nekalbame apie atsitiktinės nuotykių serijas, kuriuose gali smagiai leisti laiką žiūrėdamas juokingus veikėjų poelgius. Tai nėra skaitmeninio cirko esmė. Kiekvienoje serijoje mes atskleisdavome tamsią paslaptį arba veikėjus gaubiančią mįslę. Bet dabar nematau, kad tai būtų labai įmanoma. Grįžkime į 2023 metų sausį. Gooseworks kūrėja paskelbė štai ką. Ką tik pabudau, bet oho, pagaliau galiu kalbėti apie nuostabųjį skaitmeninį cirką. Ir po 3 metų ji paskelbė štai ką. Aš daugiau niekada neprisiliestų prie šios frančizės net su 3 metrų ilga lazda. Na va štai kaip. Kūrėja pamažu prarado susidomėjimą skaitmeniniu cirku. Ir tai ne todėl, kad jai jis būtų nusibodęs. Tačiau, kaip daugelis jau žino, taip nutiko dėl pačios fandomo reakcijos į bet ką, kas jiems nepatiko skaitmeniniame cirke. Ir nors ji kartais sakydavo, kad jai nerūpi, ką kiti kalba apie jo serialą, atrodė, kad jai visgi labai rūpėjo. Tiek, kad ji netgi ištrynė savo Reddit paskyrą, kad daugiau nematytų komentarų apie serialą. Taigi, nors skaitmeninis cirkas turi potencialą tęsti su daugiau serijų, jei kūrėjai jaučiasi nepatogiai arba nebeturi kantrybės, tai kaip gali būti daugiau serijų? Ir problema nebuvo ta, kad gerbėjai skundėsi personažų dizainu ar turėjo įdomių idėjų šou. Problema buvo ta, kad gerbėjų bendruomenė tiesiogiai puolė kūrėją, tarsi ieškodama, ką apkaltinti. Jie nesiskundė įmoniai ar rašytojų grupiai, jie skundėsi tik kūrėjai. Ir čia jie jau nekalbėjo tik apie cirką, jie kalbėjo ir apie Gooseworks. Ji tiesiog išsakė savo nuoširdžią nuomonę apie cirko temas, o gerbėjai iškart puldavo ją, nes ji tiesiog išsakė normalaus žmogaus nuomonę. Tiesiog įsivaizduokite, kad jūs asmeniškai puola kiekvieną dieną per kelis sezonus. Iš tikrųjų nemanau, kad bet kas galėtų tai ištverti ilgą laiką. Ir visa tai tęsiasi tol, kol jis pasiekė tašką, kai pasakė, kad svarsto daugiau nebegrįžti prie frančizės, kai viskas baigsis. Paveikslas, kurį matėme pradžioje, tas, už jo slypi ilga istorija. Tačiau labiausiai mano dėmesį patraukė nutekėjimas. Ankstyvas 9-ojo OJO skaitmeninio cirko epizodo nutekėjimas iš Brazilijos įgarsinimo studijos pusės. Gerbėjai pradėjo klausinėti Gooseworks, ką jis mano apie šią situaciją, ar ketina ką nors dėl to daryti. Ir jo atsakymas buvo paprastas. Kam tai rūpi? 2 žodžiai ir jų pakako, kad kiltų dar vienas skandalas. Staiga atsirado žmonių, kurie sakė, kad jam jau neberūpi jo paties serialas, kad jis negerbė gerbėjų, kad yra nedėkingas bendruomeniai, kuri jį išgarsino. Kai kurie netgi atšaukė savo bilietus į finalą. Tačiau čia yra vienas dalykas, kurį daugelis pamiršta. Gooseworks. Ji nenutekino šio epizodo. Ji neturėjo su tuo nieko bendro, tačiau vis tiek tapo žmogumi, kuris sulaukė daugiausiai puolimų. Tuo metu jau atrodė, kad problema nebebuvo skaitmeninis cirkas. Problema buvo Gooseworks ir gerbėjų bendruomenė. Ataka buvo tokia stipri, kad net Blue Sky, daug mažesnėje platformoje, kurią daugelis laiko mažiau toksiška nei Twitter,
Vos kelias valandas ji vėl susidūrė su tomis pačiomis problemomis, kurias bandė palikti už nugaros. Ir tada pasirodė įrašas, kuris patraukė daugelio žmonių dėmesį. Atvirai sakant, nebegaliu tam atiduoti visos širdies. Tai tapo daug didesnių už mane. Ir iš tikrųjų, ši frazė man atrodo daug svarbesnė už patį nutekinimą. Nes nutekinimas, žinoma, gali būti pamirštas. Internetinė kova taip pat. Bet kai serialo kūrėja pradeda kalbėti apie savo kūrinį, mes jau kalbame apie visiškai kitokį dalyką. Ir perskaičius visą tai, sunku įsivaizduoti, kad Gooseworks sėdi susijaudinusi ir planuoja antrąjį sezoną. Nes iš tikrųjų, nuostabusis skaitmeninis cirkas vis dar atrodo kaip toks serialas, kuris gali tęstis daugelį metų. Jame yra gilūs personažai, neišspręstos paslaptys ir beveik begalinis visata. Ir po 9 epizodo daugelis tų klausimų vis dar lieka atviri. Vis dar yra medžiagos dar vienam sezonui. Iš esmės, Gooseworks turi galimybę padaryti daugiau, bet nemanau, kad dėl visko kalta tik gerbėjų bendruomenė. Ir žinau, kad tai tikriausiai kai kuriuos žmonės suerzins. Nes taip, puolimai tikrai buvo žmonių, kurie elgėsi kaip idiotai. Ir didelė bendruomenės dalis bet kokią diskusiją pavertė karu. Tačiau Gooseworks vis dar turėjo pasirinkimą. Atsitraukti, uždaryti socialinius tinklus, ignoruoti komentarus arba tiesiog nustoti skaityti, ką rašo žmonės. Juk niekas už ją nesprendė istorijos, niekas neparašė 9 epizodo ir nepriėmė svarbių sprendimų dėl serialo. Visa tai vis dar buvo jos kontrolėje. Todėl manau, kad tikroji priežastis, kodėl nebus antro sezono atskirų serialų ar kokio nors tęsinio, slypi kažkur per vidurę. Fandomas padėjo sukurti problemą, bet ir Gooseworks daug nedarė, kad nuo jos atsiribotų. Ir po daugelio metų tokio išsekimo mes atsidūrėme būtent ten, kur esame šiandien. Ir po 9 epizodo liko daug atvirų istorijų, paslapčių ir pakankamai idėjų, kad šį pasaulį būtų galima plėsti dar daugelį metų. Todėl tiek daug žmonių vis dar kalba apie antrąjį sezoną, ne todėl, kad cirkas būtų likęs nepabaigtas, o todėl, kad vis dar jaučiasi, jog tai pasaulis, turintis daug daugiau ką papasakoti. Ir tiesą sakant, nemanau, kad skaitmeninis cirkas liko be istorijų, ar kad Gooseworks pritrūko idėjų. Atrodo, kad pasibaigė jų kantrybė. Ir būtent tai daro visą šią situaciją tokia siaubinga. Nes jei kada nors pamatysime antrą sezoną, daugiau atskirų serialų ar net tęsinį, tai jau kurs kažkas kitas. Tai nebus. Todėl, kad skaitmeninis cirkas turėjo toliau egzistuoti. Galbūt Gooseworks parduos teisės Netflix, arba kažkam, kas jos manymu galėtų tęsti istoriją taip, kad ji neatrodytų priversta, arba sugebėtų ją pritaikyti taip, kad neprarastų savo esmės. Tai jau nebebus Gooseworks. Taigi pasakykite man, ar fandomas tikrai sugadino skaitmeninio cirko ateitį? O gal Gooseworks tiesiog pavargo nuo visko, kas atėjo kartu su sėkme?